Dirbu valytoja pagal darbo sutartį, o rytais norėčiau tvarkyti svečių namus pagal individualią veiklą. Ar galima? Mano pirmas klausimas būtų, ar svečių namai nėra tas pats darbdavys. Jeigu tai kitas su darbdaviu nesusijęs užsakovas, taip, galima. Darbo sutartis nedraudžia tuo pačiu metu vykdyti individualios veiklos ir vien tai, kad abiems atvejais valote patalpas, jokios problemos tikrai nesukuria. Tačiau svarbu, kaip organizuojamas darbas. Jeigu pati tarėtės dėl paslaugos kainos, savarankiškai organizuojate darbą, atsakote už rezultatą ir išrašote sąskaitą, tai gali būti vykdoma su individualia veikla pagal pažymą. Bet jeigu svečių namai nustato konkrečias pamainas, kontroliuoja jūsų darbą, moka pastovų atlyginimą, suteikia visas darbo priemonės, o jūs faktiškai dirbate kaip jų darbuotoja, vien individualios veiklos pažyma santykių nepakeis. Taigi atsakymas neapsiriboja klausimu, ar ne darbdaviai. Kitas užsakovas svarbu. Bet dar svarbiau, ar veikla iš tiesų yra savarankiška. Galima turėti ir darbo sutartį, ir individualią veiklą pagal pažymą. Negalima tik darbuotojo pervadinti paslaugų teikėjų ir dirbti faktiškai tuos darbus, kuriuos turėtų dirbti žmogus pagal darbo sutartį, bet įvilkti į individualios veiklos pagal pažymą drabužius. Taigi, pelningo verslo ir protingų sprendimų.